Tai Arka man visų pirma yra bendruomenė ir bendruomenė, kur kiekvienas gali augti, tiek žmogus su negalia, tiek be jos. Tai man tai yra visų pirma erdvė, kur mes augam, mokomės priimti savo skirtybės, mokomės priimti kiekvieną tokį, koks jis yra. Antri namai, kaip aš visada sakau, čia tiesioginė prasme. Nežinau, šiaip ir mokykla kažkiek, nes dabar turiu tas turkų pamokas kartą per savaitę, tai irgi fainai. Pasakysiu labai paprastais galbūt žodžiais, bet kartu nepaprasta šeima, kaip kitiem, nes pradėjau kurti šią bendruomenę. Ir per savo gimtadienį aš nesijaučiu sena, o tik Arkoj suprantu, kad aš jau sena. Arka, pirmoje vietoje tai darbovietė, žinoma. Ir darbas, į kurį malonu kiekvieną dieną važiuoti, nes kažkaip tai yra noras dalyvauti, būti kartu. Tai Arka yra ta vieta, kur žmonės susirenka įvairūs ir kur yra priimti tokie, kokie yra. Tai man Arka yra apie orumą, apie galimybę skleistis, būti kartu, dirbti kasdienybėj. Pirmiausia žodis turbūt bendruomenė būtų, ir draugai, ir namai tą pačiu. Šiaip kaip šeima mes esam, tikrai, aš manau. Arka leido man pagyventi gyvenimo namuose, suprasti, kas yra tikrosios vertybės, atrasti save, ką iš tiesų mėgstu, kad aš kaip ir visados nenustoju būti optimistiškas, poetiškas, meniškas žmogus, bet labai išmokė daug empatijos, kantrybės, darnos, sandaros, bendravimo vienas su kitu ir gal netgi šiek tiek meilės, kurios mano šeimoje nelabai buvo. Šiaip pakeitė į labai gerą pusę. Aš namuose daug metų praleidau prieš Arką, tai man kažkaip dabar toks didelis pokytis labai. Visiškai kitaip dabar. Čia daug geriau negu namie. Mane išmokino šiaip kokybės, daugiau, kai mes keramiką gaminam, kadangi tai profesionalumo irgi tikslų kažkokių naujų. Dėjo daug prasmės. Kažkaip netgi sakyčiau, kad gal ne viena Arka, bet labai susiję mano tikėjimo kelionė ir darbas Arkoje. Tai labai daug ko pasikeitė, nes tapau gal labiau ramesnis, labiau nuolankesnis situacijoms, kurių gal negali suvaldyti, išmokė išsiklausyti labiau kitus. Ir dar daug ko sunku nusakyti, bet išmokė daug ko galima pavadinti meilę ir iš ko jis susideda. Kaip žmogus gavau labai daug, aš gavau labai daug drąsos, labai daug pasitikėjimų, net ir tokios lyderystės, priimant sprendimus, net ir atsakomybės. Arka į mano gyvenimą turbūt atnešė tą pasikeitusi požiūrį į įvairovę,
kokie mes galim būti visi skirtingi ir tai netrukdo mums kurti kartu bendruomenę, kartu kurti naujus dalykus, statyti dalykus. Tai turbūt tą pasikeitus ir požiūrį ir atvirumą skirtingumui žmonių ir pamatyti kiekvieno dovanas. Per šitos 6 metus tai realiai man Arka davė labai daug iš tikrųjų ko gero, nes turėjau kokius 2 savanorius su muzika padėjo biškį. Tai buvo Markas iš Liuksemburgo ir Aleksas iš mano brolio mokyklos dar. Vykimas į Romą. Į Romą su Arka arkivyskupu Virbalu. Ir iš tikrųjų nepamiršiu tų įvykių, tos kelionės, tos kryžio, netgi su to popiežium Francisku susitikom ir kiekvienas gavom po rožančių. Tai ir dar ir jis dabar išsaugotas. Man toks be galo mielas prisiminimas. Labiausiai tai turbūt karnavalas, man patiko organizuoti karnavalą. Man čia buvo kaip ir išbandymas toks, nes aš nei kartą nebandžiau, žinai, ten renginių organizuoti. Tai man toks pirmas buvo taškas, toks didelis įvykdytas, žinai. Reikėjo ir daug stengtis ten ir pastangų įdėti, kad viskas pavyktų. Tikrai buvo labai taip aukštai, tikslas toks aukštai iškėliau, tikrai. Mane labai džiugina bičiulio Tado noras vesti renginius ir man kažkaip labai gražu matyti, kaip jis nuo tokios idėjos didžėjauti tapo didžėjus ir netgi ten ne vien už Arkos ribų. Tai man labai gražu buvo matyti jo evoliuciją. Ir su kitais bičiuliais panašiai, tai turbūt tos patirtys tokios. Plius turbūt karnavalai labai džiugina. Iš tikrųjų labai daug. Gal yra tokių gražių momentų ir atrodo, kad nutinka labai dažnai, bet man toks įsimintiniausias, tai kaip aš tik pradėjau dirbti Arkoj ir buvo gimtadienis. Ir aš pamačiau, kaip Arkoje žmonės švenčia gimtadienius. Tai man buvo toksai labai, toks nežinau, net iki jautrumo gražus momentas, nes labai viskas vyko tikrai ir bičiuliai labai, tiesiog pamačiau, kaip jie moka švęsti. Tai gal apie tai, kad Arkoj šventės yra švenčiamos labai natūraliai, taip kaip išeina, bet su labai daug džiugesio. Man Arkoj turbūt nėra vieno didelio įvykio, kuris būtų įsimintiniausias, bet turbūt kas mane labiausiai veža šitoj bendruomeniai ar labiausiai įkvepia, tai tie kasdieniai maži dalykai, kai matai, kad žmogus atsiskleidžia, kad jis paaugo, kad jis pasikeitė, kad jis kažką atrado. Ir kai žmogus skleidžiasi, turbūt man tai yra gražiausios akimirkos ir tai dažnai pasimato per paprastus dalykus, per pokalbį, per pietus, per ėjimą kavos, per bendravimą. Tai man tai yra turbūt gražiausi dalykai, kurie vyksta Arkoje. Jie nėra labai pompastiški, jie nėra labai dideli, bet jie yra be galo gražūs. Šeima. Draugai. Bičiuliai. Tai man ramybė, neramybė. Tiesiog taip. Augimas. Šeima, draugai ir laikas kartu gal tiesiog, nežinau.